15 narių dalyvauja 11 narių, vienas narys nuotoliu mūsų Danguolė yra prisijungusi ir mūsų posėdis šiandien vyksta Laisvės gatvė 39 seniūnijos posėdžių salėje. Dėl techninių kliūčių buvom planuota savivaldybės salėje Laisvės 8, bet dėl techninių kliūčių mes posėdį vedam Laisvės 39. Visiems komisijos nariams buvo išsiuntusi darbotvarkės. Darbotvarkę sudaro 5 klausimai. Ar visi susipažinom ir galim dirbti pagal šitą darbotvarkę? Galim. Tai ačiū labai. Ir mūsų antras klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2024-2026 metų priemonių plano vykdymo. Kaip prisimenate, mes visi šitą planą paruošėme, sudarėme 24 metais, šie metai jau 25 eina į pabaigą, tai truputį galėtumėm peržvelgti ir pasižiūrėti priemonių vykdytojai, kaip mums sekėsi šie metai ir kokius rodiklius, ar mes visus pasiekime, ar ne, ar reikia dar kaip pasakyti, pasistengti. Taip pat į šitą posėdį buvo kviesti irgi bendruomenės pareigūnai mūsų policijos, tačiau jie intensyviai dirba su prevencija ir su paskaitom, tai abu buvo užsiėmę ir išvykę yra į mokyklas. Tai pasižiūrėsim, gal kitam posėdį jie ateis papasakos, kaip jiems sekasi vykdyti visas priemonės. Tai trumpai gal perbėgam visus ir pasižiūrėsim, ar ne? Nes dar turiu irgi atsiųstą iš Vielbos irgi pranešimą apie jų nuveiktus darbus, nes mūsų irgi yra ir Kristinos yra, ir visuomenės sveikatos biuras yra vykdytojai, tai ir savivaldybės gydytojai. Tai trumpai, vaikų švietimo priklausomybių tema ugdymo įstaigose bendradarbiaujant su policijos bendruomenės pareigūnais. Va čia ir nėra mūsų bendruomenės pareigūnų, buvom nusimatę ne mažiau 17 ugdymo įstaigų per metus. Bet manau, jeigu stebėte visi mūsų bendruomenių pareigūnų veiklą, jie išsitransliuoja tiek mokyklos, tiek bendruomenių pareigūnai viešai ir socialiniuose tinkluose, ir mokyklos savo tinklapiuose, ir pačiai tenka sudalyvauti jų veiklos, jie tikrai 17 įvykdė. Pritarėt? Tai va. Atlikti narkotinių medžiagų aptikimo testus Mažeikių rajono ugdymo įstaigose. 1. Tai irgi tą patį mes atlikome per mūsų, jeigu neužmirščiau, man atrodo, 5-8 klasių, kaip mes testavome, ne? Prašom, Aisti. Aha, tai visuomenės sveikatos biuras atliko tyrimus ir ne vieną atliko ir 7-8 klasių mokinių anksčiau, o po to atlikome ir jaunesnių, kaip ir buvo suplanuota, 5-6 berods. Tai šita priemonė įvykdyta. Toliau teikti psichologo priklausomybių konsultanto paslaugos sunkumus patiriančiam šeimoms ar asmenims dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimų. Tai čia yra visuomenės sveikatos biuras, matau, nurodytas, bet vat, dėl TBK irgi taip ant klaustuko, kodėl mes įsirašėm. Tai Aisti, galite iš truputį pakomentuoti? Yra šeimos ir vaiko gerovės centras yra paminėti. Tai 2 skirtingas įstaigos. Taip, aš žinau. Tai Aisti, kaip jūs? Čia irgi yra parašyta pagal poreikį. Ar buvo tas poreikis, ar nebuvo? Tai visuomenės sveikatos biuras nuolatos teikia ir psichologo paslaugas, ir priklausomybių konsultanto paslaugas. Priklausomybės konsultantas per praeitus metus surinko 550 kelias konsultacijas atliko. Šiais metais matome, kad tendencija bus panaši, irgi turėtų būti tiek konsultacijų suteikta. Suteikėm ir psichologo konsultacijas. Dabar negaliu pasakyti tikslios statistikos, kiek rizikos grupės asmenų ar ne kreipiasi, bet tikrai tų konsultacijų daug yra.
ir suteikiamos jos. Tai vat, jeigu norėtume tiksliau, aš galėčiau vėliau patikslinti duomenis. Tai čia pagal poreikį yra. Nes paslaugos irgi pas mus teikiamos konfidencialiai, gali būti teikiamos ir anonimiškai, jeigu žmogus to pageidauja, tai sunku kai ką ir nustatyti. Taip pat, prašau. Aš čia norėjau paklausti, o kaip tas psichologų užimtumas, ar jau išnaudotas, ar plėstą paslaugą reikėtų, ar dar yra galimybė, kaip sakot, laisvas langas ir taip toliau. Užimtas intensyviai psichologas mūsų, dalis jo veiklos yra individualios konsultacijos teikiamos, tai jas visas kiek suplanuojame metų eigai tiek ir gyvendiname. Metų pabaigoje jaučiasi šiek tiek tas, kadangi perkame paslaugą, tai stygius į paslaugos pasijaučia. Tai gruodžio mėnesį būna, kad jau būnam išnaudoję visas konsultacijas. Tai žmonėms iki kitų metų pradžios šiek tiek kartais tenka palaukti, bet kadangi šitie psichologo paslaugą teikiantis įmonė dar pas mus daro ir grupinius užsiėmimus, tai šiek tiek kompensuojame žmonėms pakviesdami juos į grupinius užsiėmimus. Tai dar pasižiūrėsime, kokia situacija šiais metais yra, kitais metais šiek tiek koreguosim, nes galime sumažinti šiek tiek grupinių užsiėmimų, padidinti individualių. Tai pasversim svarstyklę daugiau prie link individualių tų konsultacijų. Dar Kęstutis nori. Tai tada būtų liktai siūlymas, kad mūsų komisijos, jei pritars visa komisija, arba skirt kažkokį papildomą finansavimą iš mūsų numatomų biudžeto, kad tos paslaugos būtų teikiamos ne pagal tiek, kiek lėšų turi, o pagal poreikį, kažkiek padidinant poreikio tenkinimą. Tada man kyla klausimas, ar mums koks tas yra poreikis, ar trūksta ar netrūksta, ar užtenka tą, ką turim, nes turi visuomenės sveikatos biuras, turi Vialba, turi šeimos ir vaiko gerovės centras. Dar būk su man? Ne. Aš esu ne vienas, dar irgi teikia, ar ne? Tai papildant priemonių planą dėl psichologo, turiu atsakymą iš Vialba ir šeimos ir vaiko gerovės centro. Šiandien mūsų narės nėra. Tai yra tokia statistika. 25 metais sausio rugsėjo mėnesį Vialba individualios priklausomybės konsultantų konsultacijos suteiktos 41 unikaliam asmeniui, tai yra 258 valandos. 2025 metais sausio rugsėjo mėnesį individualios psichologo konsultacijos suteiktos 72 unikaliems asmenims, tai yra 571 valanda. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 24 metais suteikė 1156 psichologo konsultacijas, o 25 metų sausio rugsėjo mėnesiais jau suteiktos 1026 psichologo konsultacijos. Tai negaliu paklausti ir ar trūksta tų psichologų, ar jie patenkina poreikį. Čia reikėtų, aš net neįsivaizduoju, čia reikėtų, mes turėtumėm ar pasidaryti apklausą, ar kažką, tai Vykinta kelia ranką, prašau. Mes taip pat konsultuojam, ar ne, savo psichikos sveikatos skyriuje, tai galim matyti tendenciją, kad turime eilę į priekį 2 mėnesiam pas psichologą. Tai iš tikro, jeigu būtų galimybė daugiau konsultuoti, didesnis etatų skaičius, tai tikrai, nes kitą kartą taip turim žalią koridorių ar ne su grėsiančiom savižudybėm, bet tada kiti žmonės nusikelia toliau tą eilę, nes konsultuojam ir kontakte, medicinos psichologai dirba, psichologas, medicinos psichoterapeutas dirba ir nuotoliu, nes kitą kartą pacientai negali atvykti, bet poreikis yra didesnis, negu iš tikro galime teikti šitas paslaugas. Bet čia mes visi šnekam apie bendras paslaugas. Pas mumis priemonė yra su psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Bet jeigu pažiūrėti, kodėl naudoja tas psichoaktyvias medžiagas ar ne, tai ir yra priežastis
tos bazinės ar ne poreikių tenkinimas, vienišumo klausimas ir kiti dalykai, galų gale išmokimas neteisingos elgsenos. Ir kai mes nepadedame ankstyvoj fazėje viso to išspręsti, eina priklausomybė. Kita kartą eina tokia eiga, bet kita kartą jau atsiranda priklausomybė ir kad ją spręsti, mes turime grįžti atgal ir formuoti įgūdžius tokie, kokie yra reikalingi. Tai todėl čia išskirti tokią grupę, tik tai šitą priklausomybių grupę, nes tai yra pasiekmė, rezultatas, kad negautos atitinkamos paslaugos ar įgūdžių formavimas ankstyvesniai fazėje. Aš manau, kad tos grupės tiesiog išskirti negalim. Jūs labai Vykinta teisingai pasakėte, pas mus kreipiasi, pavyzdžiui, dėl tarpasmeninių santykių problemos, ar ne, bet tos tarpasmeninių santykių problemos labai dažnai ir žmonės renkasi tokį sprendimo būdą savo žalingą, ar ne, vartosiu alkoholį, ar ne, užsimiršiu problemas. Tai vat, net netiesiogiai tos, ką sako Vykinta, priežastys, ar ne, psichologinės problemos sąlygoja psichoaktyvių medžiagų vartojimą, ne tik alkoholio, bet ir kitų kartais. Tai mes, man atrodo, plačiau apie psichologio poreikį padiskutuosim ties trečiu klausimu dėl savo biudžeto ir galėsim, ar ne? Tai toliau tęsiam priemonių planą. Gerai? Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoti projektus skirtus rūkymo, alkoholio ir narkotinių vartojimo prevencijai įgyvendinti, psichikos sveikatai gerinti. Ne? Čia jau priklauso mūsų savivaldybės gydytojo kuruoja šitą, kaip sakyti, eilutę finansavimą, tai aš buvau prašiusi, kad daugiau papasakotų, tai paklausykim, kaip sekėsi šiais metais panaudoti lėšas ir kokius projektus buvo įgyvendinta. Tai iš viso buvom gavę 11 paraiškų, kreipėsi 11 ugdymo įstaigų, visoms joms ir skiriam lėšas. Lėšų poreikį truputėlį sumažinom dėl lėšų stygiaus, bet iš viso buvo skirta 70 000. Didžioji dauguma dalis lėšų buvo nukreipta į detektorių įsirengimą mokyklose ir iš viso tam buvo skirta apie 53 000. Dar nesame iš tikrųjų gavę visų ataskaitų, nes iki metų galo dar truputėlį yra laiko, bet iš to, ką gavom 6 jau ataskaitas iš tų 11 įstaigų, tai tik tai vienintelė įstaiga grąžino 800 €, nes truputėlį pigiau įsigijo detektorius. O visos kitos dar vykdo savo projektus, ką buvo nusimatę, ir 17 000 yra skirta minkštiesiems projektams, tai yra kažkokie mokymam, testų įsigijimui, kažkuri mokykla, dabar tikrai nepasakysiu kuri, bet netgi ir metalo detektorių įsigijo tikrinimui kuprinių. Ir kadangi šiemet buvom pasikeitę visą visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvarką, tai pačios įstaigos turėjo nurodyti, kas prisideda prie projektų savomis lėšomis, tai kai kurios įstaigos netgi dar savo lėšomis prisidėjo prie projektų, tai ta 70 000 € suma yra tik tai iš mūsų. Nepasakysiu, kiek pačios įstaigos prisidėjo, bet tikrai buvo tų, kurie buvo prisidėję prie tų projektų. Tai gal tiek trumpai, gal kažkokių klausimų? Aš neklausimų, aš turiu kaip ir padėkoti ir taip pat irgi papasakoti, kad sudalyvau vienam iš tų minkštųjų projektų Viekšnių gimnazijoje, dėkojam visuomenės sveikatos biurų direktoriui Aiščiui, kuris į mūsų rajoną atvedė Dariaus projektų kompaniją ir kiek šnekėjau su pačiu Darium savininku, tai tuo momentu jis, kai buvo atvažiavęs į Viekšnių gimnaziją, tai jis dar turėjo aplankyti 3 ar 4 mūsų rajono mokyklas. Ir buvo daryti seminarai ir paskaitos ir tėvams, ir mokiniams. Ir tikrai efektingai. Ir aš dar pati sužinojau dar tokių naujienų apie lesyklėlės, tai žinokit, wow, tikrai verta ir naudinga, ir visus tėvelius raginu dalyvauti prevencinėse priemonėse, paskaitose ir domėtis, kas vyksta pas mus aplinkui ir dėti pastangas ir padėti mokyklom ir vaikam. Tai
Tiek. Tai labai ačiū Ievai už informaciją. Ar dar turim ką nors, kokiu klausimu Ievai? O ar žinoma, kiek į tų mokyklų detektorius būtent įsistatė? Ar visos šitos paminėtos, ar ne visos? Ne, iš tų 11 įsistatė 9, bet viena, tai Viekšnių gimnazija jau prieš tai turėjo patys savo lėšomis, o likusi, žinokit, dabar nepasakysiu, galbūt, kad jie irgi jau turėjo. Tai būtų dabar labai įdomu, kokios mokyklos dar neturi detektorių, tai irgi būtų įdomiai. Kaip? Apklausą arba gal per aistį sužinosim per specialistus? Tai, kadangi projektai nesibaigė, dar tik tai kurie gal eigoje, tai aš ir klausiu Ievos, bet žinoma, pasidomėsime per visuomenės sveikatos specialistus, kiekvienoje įstaigoje jie dirba, kokia situacija ir kokie galbūt pirminiai rezultatai pavyks susižinoti. Čia mums tai tokia biuro nuomonė galėsime tada ir vėliau pateikti. Čia kitais metais, kai bus visi projektai įgyvendinti, nes dar, kaip sakė irgi sveikatos savivaldybės gydytojai, kad ne visi projektai yra priduoti. Ačiū. Kontroliuoti rūkymo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų patvirtintose nerūkymo zonose vietose, kuriuose draudžiama tai daryti. Vykdytojas mes esam nusirodę Mažeikių rajono policijos komisariatą ir viešosios tvarkos skyrių. Kaip sakiau, iš Mažeikių policijos komisariato mes nario nebeturim jau ir bendruomenės pareigūnė negalėjo, bet aš paprašiau gerbiamo viešosios tvarkos skyriaus vedėjo, Nerijaus, kad ateitų pas mumis ir su mumis pabendrauti ir papasakoti, nes rodiklis yra pagal situaciją. Tai kaip šiais metais mums ar buvo nusiskundimų, ar tramdėt ką nors tose vietose, ar rūkė draudžiamuose vietose, gal naujų kokių įrengėte. Prašom, Nerijau. Labą dieną. Ne, naujų nerūkimo zonų nėra, nes jas tvirtina taryba sprendimu, kaip buvo. Ar išvardinti, jūs turbūt žinot nerūkimo zonas mūsų Mažeikių mieste. Tai parkai, skverai pagrindiniai visi, sodų trikampis, 5 kalnai, čia Pavenčių teritorija, Senamiesčio parkas ir Taikos parkelis. Aš galiu pertraukti, bet juk yra ženklai sudėti, ar ne? Yra ženklai, jo. Dabar nesenai kaip tik parašiau prašymą, nes prasėjom tiesiog tokie elementarūs darbiniai dalykai, kad matom, kad ženklai tai pasenė, tai nebėra kitur, tai laukiam, kad sudės naujus ženklus. Nes, vis tiek tai svarbu ir galvojam, kaip akcentuoti, nes kaip tas teritorijas akcentuoti ir pažymėti, kad iš tikrųjų tai yra nerūkymo zonos. Nes klausimas, ar tų tokių ten vienam kampe parko ir kitam kampe antro to ženklo užtenka. Tai čia toks. O nusiskundimų, žinokit, kaip nekeista, mes negaunam. Gal todėl, kad vis tiek viešosios tvarkos skyrius mes dirbam dieną. Mes nedirbam vakarais, nes vis tiek, sakykime, šiai dienai tai yra 3 specialistai viešosios tvarkos. Pagrindę pagal skundus mes dirbam dėl administracinių nusižengimų. Bet vis tiek praeinam teritorijas, parkus, tai ką mes matom. Žinot, jeigu dabar tokiu laiku praeitume, tai patys įsivaizduojat, ką mes ten matysim. Vaikščios sveikuoliai su šuniukais, pensininkai ir panašiai. Tai labai retai tenka drausminti, bet tokių, jeigu ten sėdi ir kažkas traukia tą cigaretę, aš turiu omeny suaugusius, tai kai tu įspėjai ir pasakai, jie tiesiog užgesina ir viskas. Ir tuom pasibaigia. O jeigu apie nepilnamečius, tai aišku, jų viešoje vietoje tokiuose parkuose ir skveruose dienos metu, jau čia nelabai sutiksi ir norėdamas. Jau čia labiau kuom iš praktikos susidurėm, tai kad važiuodami, tarkime, staptelim prie mokyklų, bet čia šitoj vietoje aš vėl noriu paaiškinti, kad pagal administracinį nusižengimų kodeksą savivaldybių pareigūnai, tai yra mes neturim teisės bausti, tai yra tuo labiau ir sulaikyti ar kažką su nepilnamečiais, nes tai yra policijos kompetencija išskirtinė. Bet aišku, mes pristojam, bet jie jau žino turbūt ir mūsų automobilį, nes mes matom, kai jie būriuojasi, ten matom iš toli, kad ir kažkoks tas dūmelis ten
Tai, tiesiai šviesiai būna ten tie turbūt kažkokie pagarinimai, kaip ten jie vadina, tie tokie. Tai jie tiesiog, mes juos tiesiog išbaidom, kaip pasakyti tiesiai šviesiai. Ir arba pasakom, kurie nepabėga, kad, negalim, ar žinot, kad blogai darot. Bet trumpai ir aiškiai ir viskas, jie išsiskirsto ir tiek. Bet jūs galite iškviesti policiją, ar ne? Jeigu ten, pavyzdžiui, nepaklūsta, neišbėga. Ne, bet tas ir nebėga, jis nieko nėra padaręs. Galima kviesti, aišku, jeigu naglais sėdės ir iš mūsų pačių, kaip sakant, jie šaipysis, tai be abejo, mes visada taip ir darytumėm. Kvieti policiją tada, kada jau aiškintų su jais, nes jau tada reikia pajungti ten. Jeigu prie mokyklos, tai mokyklą ir tėvus kviesti. Nustatyti asmenybę ir toliau dirbti su asmeniu, jeigu taip. O grįžtant prie tų nerūkimo zonų, tai, žinot, visos problemas, jeigu ten ir yra, aš pats kaip miesto pilietis, ką aš matau, tai tiesiog, kad jeigu ten ir yra koks vienas kitas parūkantis, tai yra, bet tai yra vakare, vėlai vakare, ten kažkur, jeigu sėdi kažkoks žvejys, tarkim, ten prie šitų prūdų. Arba šiaip sėdi vyrukai, ten kažkoks traukia cigaretę. Tai būna matyti vakare vienas kitas, bet masiškai tikrai ne. Mes akcentuojame, jeigu yra, tarkim, kokie renginiai, tarkim, kuriuose vaikai dalyvauja, arba tie tokie visokie socialiniai renginiai, tai jau tada šalia pabūti, pastovėti tam pačiam Senamiesčio parke, ar nesvarbu, kuriam parke iš tikrųjų. Tai dabar dalyvavom. Paskutinis buvo čia didelis renginys, mūsų administracijos organizuotas, pavadinimą aš pamiršau, iš tikrųjų ten Reda Guerrero organizavo. Priminsiu. Čia rugsėjo 1. Rugsėjo 1. Piknikas, piknikas. Tai iš tikrųjų dalyvavo ten, net jau tikrai tokio amžiaus, kad ir iki 14 jau buvo tokių, tai ir nepilnamečiai jau, kam virš 14 iki 18 irgi jau, jų buvo, tai tikrai teko padrausminti, bet matom, kad jie kažko tai liktais kažkur ten eina už arenos pasislėpti ar kažką, tai, bet jeigu taip kalbėti, tai labiau buvo tie tokie iš šono praeinantis, ten jau tie renginyje dalyvaujantis tie vaikai iš tos mokyklos tiksliniai, tokia tikslinė auditorija, tai jie jau tokie orientuoti į gerus tikslus. Tik tiesiog tokie, kas iš šono pamato, kas per renginys ateina, kažkur atsisėda ir ten bando užsirūkyti ar kažką, tai bet jau mes ten toj padrausmindavom ir viskas tom baigdavosi. Tai tos patirtis tokios, tiesiog. Ačiū labai už informaciją. Ar turime klausimų? Prašau, Vykinta. Aš gal ne klausimų, bet tiesiog noriu įsiterpti, kadangi vakarais vaikštau, tai labai iš tikrųjų viešosios tvarkos skyrius darbo dienom tikrai reaguoja ir galim padėkoti ne tik tais klausimais, kaip mes pats kreipėmės, bet tiesiai po jūsų sodo parkelėje ženklų rūkyti draudžiama, tai yra suoliukas, ant kurio įrūko ir geria kiekvieną savaitgalį. Tiesiog tu gali sakyti, ką nori, tu gali reaguoti. Tiesiog sulauki priešiškumo begalinės didelės bangos ir tai yra tikrai beveik kiekvieną vakarą ir beveik kiekvieną savaitgalį. Ten, kur ženklas jūsų kabo toj pusėje, kur yra 9-aukštis ir 12-aukštis. Čia sodo skverelis? Jo. Šiaip ant 12-aukščių yra kamera ir... Bet ten, tai tada reikia pakelti kamerą, ne, tai jau tiesiog, krūmų tiesiog... Tiesiog reikia policijos paprašyti, kad ekipažas atvyktų ir atkreiptų... Aš jau prašiau, kad policijos ekipažas atvyktų dienos metu prie mūsų bažnyčios, ten, kur yra suoliukai. Nes ten vidury dienos irgi kreipiausi į komisarą, kreipiausi į policiją, kad pravažiuotų, tai šiek tiek tas gerimas šiuo momentu yra sumažėjęs, nes tiesiog ateina vidury dienos, atsisėda ir iš maišelio gurkšnoja, matosi alkoholinis. Bet čia ta pati auditorija turbūt tie tokie. O paskui nukeliauja ten tą pusę. Tai tik tiesiog, kai ką tik buvom bendradarbiavimo posėdyje ir žinome, kiek tos policijos mes kabutėse daug mažeikiuose turime, ar ne, ir kiek jie intensyviai dirba, tai tiesiog nekyla ranka net kviesti
dėl to, kad tu supranti, kad kitų gali būti ir didesnė bėda ir jie kitur gali būti, nes kol policija atvažiuos, dažniausiai šitų piliečių jau nebėra. Nu, kai tu pasakai, tave išsiuntinėja, paskui jie po 5 minučių pakyla, kai tu pasakai, kai iškviesi ir jų nelieka ir tiesiog tas trikdymas jų tiesiog gaila ir nesinori gaišinti ir kitų tarnybų tų darbų. Tai gal direktorė tada susitarkim, jūs tikrai nedarykit tų tokių žingsnių, skambinkit man, tiesiog mano telefonas, jeigu užimtas, skambinkit pavaduotojai, bet jau mes tikrai stengsimės padėti ir privažiuoti. Jūs ir sakot vakare, ne, vakare, ne. Nebūna, o čia viskas vyksta. Mes netokia didelė tarnyba, matot, mes. Aš sakau, jūs kreipiuosi ir tikrai, kai reikia, tikrai džiaugiuosi, kai dirbat, kaip reaguojat ir sakau kitais klausimais, bet sakau, bet atkreipti dėmesį gal ir tas kameras, ne tik turėti galbūt galimybę, kad kažkas jas peržiūrėtų. Ne, kamerą aš tik tais turiu omeny dėl to, kai jinai būtų kaip įrodymas, o pareigūnai atvykę, jie gali tuos asmenis tiesiog nustatę asmenybės juos nubausti ten 1-2 kartą arba bent išprašyti iš ten. Nes, sakau, mes atvažiavę, mes darom tą irgi, bet mes fizinio poveikio priemonių tikrai negalim taikyti prieš asmenis. Mes ne policija, mes neturim teisės tokios, kaip policijos veiklos įstatymė nustatytas. Tai dar, jeigu tokių pamastymų dar kalbant, nes vis tiek diskusija, teisingai galiu. Drąsiai. Ir tokios kaip, vis tiek studijavau dar ir šįryt, dar kartą tą tabako kontrolės įstatymą, tuos draudimus. Tai vietos, kuriuose draudžiama rūkyti, ne visi žino, prie sveikatos įstaigų, prie socialinių įstaigų, mokyklų, šalia jų teritorijose. Tai aš visada irgi, sakau, vėl kaip pilietis ten, prie tos ligoninės pravažiuojant ar dar kažkur nepaslaptis ten ar prie poliklinikos, ten, išeina vyrai ir į lauką išėję, tie rūkoriai, jie čiumpa, jie tą cigaretę, tai yra tos vietos, kur iš tikrųjų tokios, gal ir ten tų ženklų trūktų tokių, ar informacijos, tokios irgi. Bet čia kalba eina apie senus rūkorius, o tokius, kad orientuot labiau, prevenciją į vaikus, į tą auditoriją tokią, kuri mums svarbesnė, tai nežinau, mes jeigu padarom tą akciją, ką mes darom? Jeigu tarkim jau tokie kaip keliu visą skyrių ant kojų, ir šiandien einam per tas viešas vietas, tarkim, kokią savaitę varom. Taip, iš ryto, po pietų ir vaikštom ir žiūrim tą rezultatą. Tai mes sutinkam tą, ką sutinkam tuose viešuosiuose erdvėse. Mes ten įdedam į mūsų savivaldybės tinklalapį tą straipsnį, kad ten dalyvauta, primenam taisyklės, primenam, tokia prevencija, aš nežinau, padėti norisi, o sakykit, ką mes galim, gal mes mažai suprantam, gal daugiau patarsit. Įsiterpti, tai tiesiog prie Naftininkų 9 pas mus buvo toks mažas ženkliukas rūkyti draudžiama, tai dabar pakabinom tokį ženklą. Tai gerai. Bet kad atkreipti dėmesį, bet būna atsistoja po to ženklų ir vis tiek rūko. Ir rūko, aš manau, čia priklauso nuo mūsų kiekvieno, mūsų to pilietiškumo, ar ne? Aš tikrai nepatingiu išeiti lauką ir pasakyti, ir tikrai nerūko tie seni, rūko mamos, aplinkui lakto maži vaikai. Tai tiesiog gėdini ir iš viso pasakai šitoj teritorijoje draudžiama rūkyti, dar pasako, atsisėda nugarą į ženklą, sako, ženklo nėra, sakau, ženklas atsisukite į kitą pusę, sakau, aš perėsiu kitą gatvės pusę, Naftininkų, tai aš jau ten galėsiu rūkyti, būsiu nebe prie poliklinikos, kaip įvardina. Aš manau, tas paraginimas, tiesiog kiekvieno mūsų sąmoningumas ir pilietiškumas, ar ne, šitoj vietoj svarbus, kad mes kiekvienas išdrįstumėm pasakyti, kad čia yra nerūkoma ir nuo to viskas prasideda. Gal toks pastebėjimas būtų. Prašom. Viekšnių gimnazija direktorius. Mes iš mokyklos esam išvarę tos vaikus. Ir kitos aš priemonės nematau, kaip tik tais, kadangi žinau, kad policijos irgi neturi pajėgų, viešosios tvarkos irgi nėra daug darbuotojų, mes rastumėm žmonių, kurie eitų apie mokyklą ir žiūrėtų, reiškia, ir ten toliau kokis pusę kilometrų net nuo mokyklos, jeigu mes turėtumėm, pavyzdžiui, dronus. Ir mes tada paleistumėm, mes budintieji kokie tai mūsų, mes nustatytumėm. Mums svarbiausia pagauti žmogų, mums pasikviesti tėvą ir tada spręsti tą klausimą. Jūs turite omeny nepilnamečius mokinius, kurie rūko ir, tarkim, skatina ar kitus įtraukia ir panašiai. Taip. Aš suprantu, kad
Jums tai yra sudėtinga, mums tai nebūtų ypatingai sudėtinga, bet mums reikia tik pinigų. Direktoriau, aš turiu vieną klausimą. Tai taip, svarstysim irgi, mes svarstysim ties skiriuo klausimu, čia trečių klausimų biudžetą, bet direktoriau klausimas, o jūs droną pakelsit, nes ten labai daug medžių didelių. Aš išspręsim tą klausimą. Ne, yra kursai dronų valdymų. Tai... Visuomenės sveikatos biuras Aistis. Nerija, jūs mikrofoną išsijungkit, kad neaidas nebūtų. Aš tik tais dar pabaigai, visos tos priemonės, ką čia direktorius sako, atrodo kartais juokinga, bet tai šiais laikais tai visai yra kitur vykdoma tokia kaip ir prevencija, kai jeigu mokiniai žino, kad skraido dronas ir žino, kad čia yra stebi juos dėl tų drausmenių ir visų kitų pažeidimų. Tik vėl bus, žinot, tai bus miesto teritorija, žinau, Viekšniuose gimnazija, kur yra tikrai salėje sportuoju, tai žinau visą tą ten, kad jiems sunkiau gal bus pasislėpti, bet mieste tai jie atsidurs, žinom, kur prie daugiabučių laiptinių, pasislėps po stogeliais ir viskas, su tuo dronu, kiek tu ten prigaudysi visus. Tai gal šitas... Bet tai teoriškai tai yra taip, kažkas tokio į ateitį, tai... Direktoriaus pasiūlymas, tai čia nebūtinai, kad, kaip sakyti, galimas pritaikyti visiems atvejams, tai čia vienas iš variantų, kur leidžia galimybės tai padaryti. Aistis dar turėjo kažką, ne? Tai prevencija psichoaktyvių medžiagų vartojimo vykdoma, turi būti vykdoma kompleksinė, tai įvairiai visaip, ar ne? Tai labai džiugu girdėti ir pats matau, kaip ženklai randasi ar ne prie poliklinikos ir kaip pilietiškai viso pastato darbuotojai kovoja ar ne su norinčiais parūkyti. Girdžiu ir mokyklos imasi iniciatyvų ir stumia iš pradžių su detektoriais ir įvairiom priemonėm iš patalpų ar ne bandymus rūkimus, vėliau ir iš teritorijos ir jeigu dronai atsiras, tai man atrodo dar vienas būtų, sakykime, toksai nepatogumas vartoti, ar ne? Tai, o ką reiškia? Tai žiūrėkit, vienoje vietoje nepatogumas, kitoje vietoje nepatogumas, psichologiškai tai veikia diskomfortą kelintis dalykas, kai reikia visą laiką stebėti, saugotis, ar ne, kad nieks tavęs nepastebėtų, tai jau yra nepatogu ir tikėtina, kad tai šiek tiek ir tą vartojimą galėtų mažinti. Bet pilkoji zona lieka tada tos viešosios erdvės, ar ne, ir ne veltui tenais tas sodų, ypač ar ne, tas skverelis yra nerūkimo zona, tam, kad žmonės ten galėtų sveikai gyventi, laisvai jaustis ar ne, nebūti veikiami ar ne dūmų įvairių ir pavyzdžių netinkamų, nes naujoji, jaunoji karta ir šiaip visi kiti žmonės vadovaujasi pavyzdžių, tą, ką mato, tą ir atkartoja. Tai labai atrodo paradoksalu, kai po motinos ir vaiko skulptūra ar ne vyksta išgertuvės. Tai labai suprantu, Vykintarė su tą matęs, tai tą šašą reikia nukrapštyti ir užgydyti galiausiai. Tai ir visos tas kompleksai, ką mes čia kalbam, labai puiku. Vienas kitas veiksmas kažkaip galiausiai paveiksime. Tai dėl šeštos priemonės mūsų priemonių plane, dėl ne šeštos, dėl penktos, dėl kontroliuoti rūkimo zonas ir visą kitą. Turim dar klausimų, arba dar nereikia? Aš dar atsiminiau, sakykime, ką pastebėjau. Tai jeigu įstatymė parašyta, kad sporto aikšteliai, kaip pavyzdys sporto aikštelėse draudžiama rūkyti, tai tikrai irgi ne visi piliečiai žino. Tai dabar, sakykime, mieste matom atsinaujino daug sporto aikštelių. Vėl ir daug yra tuose pačiose vietose, nors jau ir tai nerūkimo zona, nors automatiškai ten, bet sakau, esu užsakęs ženklų. Dabar jau esam ir čia netgi dar nebuvau pakviestas į posėdį, negalvokit, jau apie tai visą laiką galvodavau, kai tas aikšteles tik pradėjo statyti, kad visgi pastatyti po tą ženklą, kad rūkyti draudžiama. Nes, tikrai nebus blogiau, kada šalia sporto aikštelės, nes, kitas vienas sportuoja, antras draugas rūko. Tai labai džiugu, kad tai mano blogiau nebus. Jo, kad jūs rūpinatės ir galite tai padaryti, nes, jeigu ne visi, aišku, kad ne visi žino ir ne visi įstatymų seka, kur yra nerūkimo zonos ne pagal ženklą, ar ne, jau pagal įstatymą, tai labai džiugu, kad šitas lentelės atsiras ir prie sporto aikštynų,
O tai pasižiūrėsim toliau. Prašau, Katras, ar Aistis, ar direktorius, Katras, čia pasidalinkit. Aš pirmiau tokį vyresnis. Ne, nu, aš vėl sakau, reikia dar pinigų. Tai to ženklo neužtenka, reikia turbūt stebėjimo kameros iš karto. Ir mes turime nustatyti, kas daro ką. Ir tada toliau sekti kitus veiksmus. O jeigu tuktais, va, čia ženklas, čia negali, nu kas, negali, kas toliau. Nustatyti ir tvarkyti. Ir spręsti. O mokyklos vaikus atpažįsta, jeigu būtų nustatytus, tada mes tėvus, pokalbis. O vaikai jau dar yra daug vaikų, kurie vengia savo tėvų. Ta prasme, bijo tos šeimoje taikomų priemonių. Tai yra iš tikrųjų tokių vaikų, kurie ir nebijo. Ir esu minėjęs, kad tiesiog 7-toks mamai iškojasi į užpakalį, ko čia cilka į mokyklą. Tai yra ir tai. Bet tai yra pavieniai atvejai. Tai iš tikrųjų reikia nustatyti, reikia stebėjimo kamerų. Pritariu, Rimantai, jo, iš tikrųjų reikia ne tik tai, kaip čia, paženklinti ar ne, bet ir veikti. Tai, o kaip ir minėjau, vadovaujamės pavyzdžių, ir ne, tai gal mano toks pasiūlymas pasvarstyti, gal ne tik tai ženklą draudžiamą rūkyti ar ne, ar vartoti ar dar kažką, bet ir ženklą arba kažkokią aplinką sukurti, kad čia yra sveikatą tausojanti, sveikatą stiprinanti vieta, ar ne, sveikatais palanki, ir ne, kurioje mes elgiamės sveikai ir panašiai, ir ne, čia tokį sukurti gal ir prekinį ženklą vietos, didelis gal darbas, bet pamastyti verta, ar ne? Pritariu pilnai, viskas gerai, tai tik tais tie ženklai skatinantis ir tokie ten sportą, visą kitą aš jau įsivaizduoju, akyse matau, tai yra gerai, kad šalia sporto aikštelės jinai nėra plika, bet yra dar kažkokia ten trumpa info apie pratimus, apie sveikatą, apie naudą ir panašiai, taip. Bet tai jau čia būtų, ne mano tiesiogiai darbas iš tikrųjų, bet čia visi administracijai vienoje dirbam, jau kažką turbūt kalbėsim, bendrausim. Dabar dėl kamerų. Kadangi tai yra brangu ir technologijos, tai pasakysiu, ką turim dar trumpai ir kokie yra tikslai. Miestas stebi, ten 60 kamerų, bet jos pagrindė tarnauja iš tikrųjų ten policijos, sakykime, darbui, tai yra tirti nusikalstamas veikas, kitus administracinius pažeidimus, ten avarijas, nes daug stebi sankryžas, bet stebi nemažai ir viešasias erdves pakankamai. Bet mes turime mobilių kamerų, bet yra didelė problema, kadangi jos yra bevėlis internetas, yra strigimai, yra elektros tiekimas, tai supranta, čia pakabinti kamerą kažkur, kur nėra elektros, kur nėra interneto atvesto, tai siekimybė yra tokia, kad kuo daugiau mes tuos taškus jau kartu ir su policijos atstovais ir kitais, čia, kas suinteresuoti esam apie miestį, tai būtų labai faina, kad tos vietos, kur ilsisi žmonės, kur leidžia sveikai laiką, kur ten, sakykime, turi teisę į tą gryną orą, į sveiką aplinką, kad irgi būtų saugu ir kad būtų tos kameros. Bet čia aš nežinau, negaliu atsakyti, kad dar kiti metai, bet po truputį, po kelias į tas viešas erdves. Nes tikslas saugoti ir savo turtą, ir tą patį kiekvieną suoliuką, kurį pastato seniūnija, ir tą patį žmogų, kuris sėdi ant to suoliuko paprastai. Tai turbūt pasitikslinu, 60 kamerų, tai čia yra tik miesto teritorija ar visam rajone? Mieste, jos yra mieste Mažeikių ir jos yra policijos komisariato patalpose. Ta žinau. Tai šitas. Čia turiu omeny. O šiaip seniūnijas ten kas turi, tai bet paprastai mes kam esam išdalinę, jeigu vėl iki galo, kad pasakyti, turi seniūnijos kamerų, bet jos stebi savo seniūnijos aplinką, tai yra administracijos pastato aplinką. Retai, kuri ten kažkur dar prie, tiesa, ne visos iš tikrųjų yra stebimas, bet tai dėl komunalinio atliekų tvarkymo, tai prie konteinerių yra, kur pastatyta irgi tiksliniai. Taip. Aš norėčiau grįžti prie Luvro muziejaus. Mes tik dabar suprantam, kiek brangiai yra, kad paskui tiek atrodo tokius turtus saugojami, per mažai dar saugojam. O mes savo vaikų sveikatą, sakom, didelę problemą turim, aš nekartą tą sakau, mes turim didelę sunkią problemą, o norim išspręsti pigiais pinigais.
Nu niekaip. Mes turim formuoti valdžios poziciją, kad čia reikia ne tik tai savivaldos ir nacionalinių lygmenių, daug pinigų. Aš gal dar galėčiau irgi įsiterpti su tokiu siūlymu. Žiūrėkite, mes darėm ženklą, ar ne, sveikos įstaigos mokyklos siūlė ir formavo. Tai gal šitoj vietoj, prie tų stadionų, ar ne, įsitrauktų jaunimas, tada, jeigu mes jų paklausumėm, o kas turėtų būti iškabinta prie stadionų, koks ženklas, kad suprastų visi, kad čia yra sveikatinimo vieta. Nes tada ir, žinot, mes sakom draudžiam, bet kartu mes galim įtraukti per kitą poziciją, ar ne? Nes kas draudžiam, tas labai fainai ir išbandyti. O kai mes įtraukiam tą informaciją, kad sužinotų ir jie patys pateiktų pasiūlymus ir mes atrinktumėm ir vėl gal padarytumėm tos kažkur to ženklus, kad jaunim, ta mokykla siūlė čia tai ir jie, jų ženklai iškabinti, tai čia būtų toks įtraukimas kartu to jaunimo į tą prevenciją. Gal šitai bandy dar dėlioti. Tokia idėja. Aistė, gausit pranešti Martynai, kuri dirba su jaunimu, su sveikatos. Su jaunimo sveikata. Gerai, jeigu Nerijai nebeturim klausimų, ačiū Nerijai už labai išsame informaciją. Tikimės, kad nerūkymo zonose nerūkys ir bus sąmoningumas. Ir susitiksim tada kitais metais, vėl paklausim, jeigu nebus kokių rimtesnių reikalų. Dėkui ir iki. Iki, gali. Toliau, 6 mūsų priemonė yra vykdyti, organizuoti policinės priemonės viešųjų renginių metu švietimo įstaigose. Vėl yra Mažeikių policijos komisariatas, bet čia irgi yra pagal poreikį. Bet vėl pritarsite, kad viešuose renginiuose mūsų policija tikrai dirba ir kviečiami neatsisako ir švietimo įstaigose ir sakau, turėjom irgi Viekšnių gimnazijoje vieną renginį, tokį švis nesusijusi, baikeriai buvo atvažiavę, tokie Lamka klubas, tai irgi kvietėm policijos pareigūnus, atvyko ir labai gražiai pristatė situaciją mūsų rajone apie kelius, ko reikia vengti, ko reikia saugotis, o visuomenės sveikatos biuro Martina buvo atėjus irgi apie kaip gaivinti traumos atveju ir buvo visi vaikai įtraukti ir tikrai pavykęs renginys. Toliau 7. Organizuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir švietimo priemonės, mokymai, konferencijos, diskusijos, pasitarimai ir kita, skirta skatinti sveiką gyvenseną, mažinant jaunimo ir suaugusių psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką. Čia irgi daug yra vykdytoje nurodyta ir švietimo, kultūros ir sporto skyrius, visuomenės sveikatos biuras, Mažeikių rajono policijos komisariatas ir taip pat mūsų narkotikų kontrolės komisijos nariai. Ir buvom paplanavę 2 renginiai per metus, bet čia nėra nurodyta ar būtinai 25 metais ar per visą laikotarpį. Bet būkit geri, man papildykit, bet man atrodo, mes esam turėję tokių renginių, ar ne? Ligita, prašau. 24 metais buvo atliktas tyrimas apie jaunimo sveikatą ir ten buvo konferencija irgi suorganizuota, tai čia šią temą irgi galima kalbėti ir buvo kalbėta apie būtent prevenciją. Taip. O jeigu kalbant apie mažesnius renginius, tai visose švietimo įstaigose po atlikto tyrimo visos įsijungė aktyviai ir tikrai organizavo įvairius renginius skirtus būtent prevencijai tiek tėvam, tiek mokiniam. Taip. Aisti, dar jūs pildysit kažką? Ketinu pakartoti tiesiog iš esmės, gal ir patikslinti, tai jaunimo sveikatos tyrimas buvo su savivaldybės administracijos pagalba ir su įvairiais partneriais socialiniais buvo padarytas. Ir net ne vienas renginys įvyko, tuo metu buvo ir fokus grupės sudaryta, kuri aiškinusi, kas ir jaunimui yra sveikata ir kokio rizikos veiksnius jie patiria. Jie tokie, jų labiau klausim, vertinom. Kelis kartus susitiko jie, paskui su atskirom jaunimo bendruomenėm buvom susibūrę ir galiausiai visą renginį, visą veiklą, tiksliau vainikavo renginys, konferencija jaunimui, kuriame buvo pristatyta tyrimo rezultatai ir aptarimas. Vėliau dar buvo pakartojimas, tokia refleksija iš specialistų suteikta, bet tai buvo 24 metais, intensyviai daug ir ne tik tai psichoaktyvių medžiagų tema, bet ir plačiai.
Tai vat su visom tom paminėtom tais partneriais, nevykdytojais, tai buvo atliktas toksai 25 bendro tokio jungtinio kol kas neturėjome. Na, ar tie 26-ieji padarysim 26-aisiais. Gerai, toliau, nebeužtempiant, atlikti tyrimus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp moksleivių. Na, šitą žinot visi ir buvom, kaip pasakyti, nuskambėję per visą Lietuvą, pasidarėm tuos testavimus ir aš manau, kad mūsų atliktas testavimas davė rezultatų, nes įsitraukė mokyklos daugiau į, kaip pasakyti, pasinaudojo prevenciniam priemonėm ir taikė jas, ir taiko, ir aš tikiuosi į ateitį dar taikys. Turit papildyti ar kažkokiu taip aisti? Tai labai gerai, pirmininkai, ir pasakėt, ar ne, esmė ir buvo atkreipti dėmesį, bendruomenės dėmesį, mokyklų bendruomenės ypač dėmesį, tėvų dėmesį į susidariusią situaciją, kiek yra vartojančių arba psichoaktyvias medžiagas, arba galimai, kaip čia, suviliojamų ar ne tų mokinių, kiek yra aplinkui nemažai galimybių pabandyti. Ir manau, kad tikrai pavyko, kai dėl to, ką jūs sakote, kad mokyklos sureagavo, ėmėsi tikrai aktyviai prevencinės priemonės teikti, bet sulaukiu dar ir iš kitos savivaldybės dėmesio, ar ne, asmeniškai pasikonsultavo, ką jūs darėte, kaip vyko ir kaip pavyko, ar ne, nes ir jų dėmesį patraukė ir jie seka lygtais, pradeda sekti to pavyzdžiu, kaip ir mes. Tai toks ir pripažinimas ir dar ir iš kitos pusės, gal šiek tiek savimėlę glostantis, nei kiek rezultatas, bet manau, kad visgi irgi pliusas. Tai pasidžiaugim visi. Toliau, 9. Parengti ir išplatinti informacinius leidinius, skirtus gerinti ugdymo įstaigų bendruomenės žinias, gebėjimus atpažinti ir mažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką. Čia buvo paplanuota nemažiau 1 kartas per metus paruoštų išplatintų pranešimų skaičius. Visuomenės sveikatos biuras. Jau nekartą minėjot Martyną, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė. Tai jie ir su policijos pareigūnais, ir be jų nuolatos lankosi ugdymo įstaigose ir teikia informaciją apie savo paslaugas, ką ji gali suteikti, kaip pakonsultuoti individualiai jaunuolius ar ne tam tikromis sveikatos problemų klausimais. Bet visą laiką ir esant poreikiu informuoja, kur galėtų jie kreiptis pagalbos ar ne vienu ar kitu klausimu, jeigu jį neįsprendžia. Tai tokių lankymusių metu tikrai daug informacijos suteikia. Taip pat ir mūsų visuomenės sveikatos specialistai ugdymo įstaigose dirbantys, jie nuolatos ne tik tai renginių, pamokų ar užsiėmimų kažkokiu metu visą tai pasakoja, bet dar ir leidinius išleidžia tenais, ar tai tamo dieninę pasiunčia, ar kitomis priemonėmis informuoja. Taip, apie specialistus dirbančius mokykloje taip galiu pritarti, intensyviai ir aktyviai siuntinėja pranešimus, kiek susiduriu su Viekšnių gimnazija. Tai labai džiugu, kad yra dirbama ties to klausimu. Toliau, 10. Parengti Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 24-26 metų priemonių planą. Tai buvo planas 24 metais, mes šiandien jį ir aptarėme. Toliau, viešinti narkotikų kontrolės komisijos veiklą, paraštų išplatintų pranešimų skaičius, tai yra pagal poreikį. Ir jeigu pamenate, buvo savivaldybės pagalba, buvo padarytas video šių metų žiemą, man atrodo, jeigu neklystu, ar pavasarį, ir buvo pristatyta mūsų kaip narkotikų kontrolės komisijos veikla ir su kuo mes bendradarbiaujam tiek su policijos pareigūnais, tiek su visuomenės sveikatos biuru. Buvo pateikta informacija ir aš tikiuosi galėtume gal paprašyti netgi, kad ją paleistų dar kartą tą video. Arba kursim naują. Tai va, organizuoti narkotikų kontrolės komisijos posėdžius, tai mes ir darome. Pavasarį buvo intensyviau, dabar matysim, jeigu bus poreikis, pasidarysim dar. Kelti narkotikų kontrolės narių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijų vykdymo organizacijų darbuotojų kvalifikacija, mokymai, gerosios patirties pasidalymo renginiai, supervizijos ir kita.
Čia irgi nemažiau 1 kartas per metus renginių skaičius. Šiaip mus daug kur kvietė šiais metais ir visą informaciją visi gavote, kam pavyko sudalyvauti, kam ne, bet mūsų 2 narės, Kristina ir Ieva, buvo išvykusios, tik dabar jūs patikslinsite tiksliai kokią datą, gal pasakysite, buvo išvykę į konferenciją, čia turbūt buvo Planet Youth konferencija, tai yra iš Islandijos į Lietuvą kelias į sveikesnę jaunimo ateitį. Tai žodis merginos jums. Prašom papasakoti, ką pasisėmėte iš ten, ką reikėtų mums gal pritaikyti ir ar buvo naudinga. Tai iš tikrųjų apie daug ką kalbėjom, ką mes ir ten išgirdom ir daug ką darom, tik tai galbūt jie daro viską sistemingiau, nes ten yra tam tikras modelis, kuris veikia Islandijoje berods jau 30 metų. Ir esmė yra ta, kad ta prevencija yra nukreipta ne vien tik į tą kontrolę ir ne vien į tą sprendimo būdą, bet į visą aplinką, į bendruomenę. Kas 2 metus yra atliekamas tyrimas ir remiantis tyrimo duomenimis, konkrečiai mokyklai arba konkrečiai bendruomeniai pritaikomi tam tikri, sakykime, tos problemos sprendimo būdai. Ir nors ir konferencija buvo skirta kaip ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai, bet labai daug buvo kalbama apie miegą, apie tai, kad jaunimas šiais laikais neišsimiega, kad į tai reikėtų atkreipti didelį dėmesį. Taip pat daug dėmesio buvo skirta socialiniai medijai, nes labai strigo pasakymas, kad jaunimas gyvena 2 pasauliuose, viename tame realiame, o kitame tame socialinėme, ir kad aplinkui esantys suaugusieji turi žinoti ir suprasti, ką jie ten veikia ir kokį jie gyvenimą gyvena. Ir taip pat apie ką jau šiandien kalbėjom, apie psichologinę vaikų sveikatą, iš tikrųjų irgi labai įsiminė tyrimo duomenis, kad mergaičių ir berniukų ir mergaičių buvo paklausta, kad ar per 2 savaitės jūs jautėtės bent kartą atsipalaidavusi, tai mergaitės tik tai 30%, man atrodo, 27% mergaičių atsakė, kad taip, per 2 savaitės buvo atsipalaidavusios. Tai reiškia, kitas tas didelis procentas jaučia tą įtampą. Tai bet į ką turbūt irgi reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra būtent Vilniaus mokyklų rezultatai ir nežinia, ar pas mus jie būtų lygiai tokie pat. Tai dėl to yra atliekami tie tyrimai. Ką dar norėčiau akcentuoti, kad tikrai ne visos mokyklos įsitraukia, iki šiol ne visos mokyklos yra įsitraukusios, pirmaisiais metais irgi neatsimenu, bet tas mokyklų skaičius tikrai nebuvo didelis. Ne, čia Vilniuje. Tai tų mokyklų didėja ir esmė yra tokia, kad jeigu mokykla sutinka dalyvauti, sutinka vykdyti tą tyrimą ir po to prevenciją, jinai gauna 2000 eurų. Taip, kaip skatinimo priemonė gauna 2000 eurų, kuriuos gali panaudoti būtent tai prevencijai. Tai realiai mes irgi tą darom, tik tai per tą kitą eilutę ir ta suma yra truputėlį kitokia. Nežinau, gal Kristina kažko mane dar papildys. Labai puikiai pristatė. Aš gal atkreipsiu dėmesį, kad tas islandiškas modelis remiasi 4 pagrindais, kad būtent 4 pagrindai ir yra. Tai yra šeima, mokykla, laisvalaikis ar ne ir bendramžiai. Kaip ir minėjo kolegė, kad pas mus Mažeikiuose irgi pakankamai jau, mes kaip ir dirbam, nenusistatę to, sakykime, 4 modelio, bet po truputį einam, ar ne? Mokyklos irgi jau pripažįsta, kad jos nėra tik dalykų dėstytojos, kad dalyvauja ugdyme visokiojopom prasmėm, nes didžiąją dalį, ką atkreipia dėmesį iš Islandijos irgi specialistai ten, kur sako, nepamirškim, kad mūsų paaugliai didžiąją gyvenimo dalį praleidžia mokykloje.
Šeimos, irgi po truputį, aš manau, bet kokiu atveju stengiasi, sąmoningi žmonės, tėvai, bet kokiu atveju, o socialinių įgūdžių trūkumų turinčios šeimos mes irgi bandom įgalinti tiek ir turim ir šeimos ir vaiko gerovės centrą, ar ne, turim ir vaikų teisų gynėjai prisideda prie to viso, nukreipdami ir vertindami padėtį šeimose, tiek plėtra, sakykime, ar ne, ir psichikos sveikatos skyrius yra, kas numato, sakykime, bendramžiai, ką jie turi omeny. Tai kad būtent atsiranda jaunimo, atvira jaunimo erdvė, ar ne, atsiranda daugiafunkcis jaunimo centras, dienos centrai yra, ką sako, ar ne, kad kur galėtų pats jaunimas susirinkti ir turėtų veiklos. Apie laisvalaikį, taip pat jie irgi tai išskiria, kad labai svarbu, kad taip pat savivaldybė įgyvendina, ar ne, mes turim ir stadionus, kur jie galėtų laiką leisti. Žiūrėkime, arena dygsta, tai irgi turės laisvalaikį. Mokyklos taip pat savo stadionus tvarkosi, aplinkas. Turim aikšteles vaikų žaidimo. Tai tik tiek, kad jie ten labiau koncentruojasi Vilniuje, ar ne, ar toj pačioj Islandijai, ir jie turi tą koordinatorių, ar ne, kur jau eina ir bendrauja su savivaldybė, su ugdymo įstaiga, bendrauja su jaunimo daugiafunkcių centru, ar ne, truputį tas gairias teikia ir teikia, sakykime, viešai šeimom irgi taip pat patarimus. Tai koordinuota ta tokia pagalba. Pas mus dar einam tą kryptim. Bet, sakykime, jeigu tai įgyvendintin, tai ten visuomenės sveikatos biuras jų irgi Vilnius, ar ne? Vilnius veikiau liktai vadinasi, pataisykit aistę, ne? Tai įsivaizduokit, kad turėtų mūsų visuomenės sveikatos biuras plėstis, kad koordinuoti ir šitą modelį įgyvendinimą. Dar nepamirškim, kad tas modelis Islandijoje, kaip ir kolegė minėjo, 30 mečius. Jis labai pasiteisino. Jie kur parodė rezultatus, kaip pradžioj pradėjo 98 ar 5 ir bijau suklysti ir dabar, tai ten didžiulis, milžiniškas, sakykime, rezultatas. Vilnius dabar, ar ne, dar jie tik tai kelinti metai pradėjo porą startinis 22 apklausa ten tyrimas, ar ne, ir 24 tai toks nusviruojantis po truputį, bet tai didžiulis darbas yra visų. Aš turiu klausimą, tai Islandijoje čia jau visoje šalyje yra, ar ne? O pas mus yra pradžia Vilniuje. Islandijoje tai yra priimta nacionaliniu mastu. Tiesiog jie pamatė, kad žiaur, tengi tas, kaip jie ir sakė, tais laikais jų jaunimas buvo pats labiausiai prasižengęs, sakykime, ir labiausiai vartojantis. Ar aš gerai patikslinau? Taip, ir ten papasakoju labai tokį irgi gerą pavyzdį, kaip kad 10 klasės, po 10 klasės egzaminų visada būdavo vakarėliai su mokytojai, su alkoholiu ir panašiai. Ir jie pasakojo, kaip, kai jau nusprendė, kad taikys tą modelį, kaip tuos vaikus, kad ne tiesiog paleisti po tų 12 ar ten 10 klasės egzaminų, ir kad jie veiktų vėl tą patį, bet tiesiog juos visus mes, taip sako, sugrūdom į autobusą, išvežėm į gamtą ir gamtoj su tėvais, su mokytojais leidom laiką. Tai vienai kartai nepatiko, antrai kartai nepatiko, trečia priprato ir atsirado tas visai kitoks įgūdis ir visai kitoks supratimas, kaip galima švęsti. Tada aš turiu dar vieną klausimą. Koordinatorius, sakėt, ar ne? Vilniui. Visuomenės sveikatos biure. Jis vienas pats dirba su visu Vilniu, ar ten yra, ten turėtų daugiau. Ir kas įdomi labai, iš kur finansavimas, išlaikyti šitai pareigybei ir čia savivaldybė, projektas kažkoks. Savivaldybė, ar ne, išsitraukė taip pat į savivaldybę, o koordinatoriai 2. Visuomenės sveikatos biure, kurie tiesiog padeda. Bet visuomenės sveikatos biure yra, ar ne jie? Taip.
Taip, kurie padeda, sakykime, mokyklą pageidauja įsitraukti, kaip minėjo kolegė, ar ne, kad ne visos mokyklos pradžioje įsitraukia. Dabar po truputį didėja tas skaičius tų mokyklų, tai jie, sakykime, padeda atlikti tas apklausas mokyklose, ar ne, paskui jau jas apibendrina, koks poreikis tam tikrojo ugdymo įstaigai, ar ne, yra kokių prevencinių priemonių, tai koordinatorius, jisai yra susipažinęs su viso to modeliu, be abejo, mesgi suprantam, kad ugdymo įstaiga irgi nėra visagali. Jie yra pagalbinės priemonės, ar ne, jie ir važiuoja, padeda, bendrauja su savivaldybė, kokia savivaldybė kažkas tai yra trūkumai, kokių priemonių reikėtų. Ta prasme, jie to tokie, O dar tada kyla klausimas, o šitas modelis yra dabar taikomas tik tais Vilniuje, ar dar žinot, kad kur nors kokį kitoj Lietuvos taip aisti jums? Tai nuo galo tada. Klaipėda šiek tiek, Klaipėdos miestas daro irgi veiklų tame. Bet gal dar nuo pradžių, kad įvažiuoti visą situaciją, mūsų visuomenės sveikatos biuras domisi šitą sritimi ir žino, ir yra supažinęs, ir Vilniaus klausėsi gerosios patirties, ir kitų institucijų pristatymų įvairių. Tai labai svarbus momentas suprasti, kas yra Planet Youth. Tai net ne projektas, tai jau gyvenimo būdas jau tampa. Visa Islandija gyvena jau kitaip. Dėka veiklos, kuri yra labai nuosekli, pabrėžiu tą žodį, nuoseklumas ar ne, savianalizė, ar ne, visos visuomenės. Jie labai atlieka kiekvienais metais, atlieka kiekvieną veiklą, visą laiką vertina ją. Atlieka ir mokslų grįstą vertinimą. Gavosi, nesigavo. Ir neskuba nubraukti šitą, sukritikuoti ar ne, išpeikti, bet jie bando išsitaisyti, ar ne, silpnasias vietas ir vėl toliau eiti. Ir tas rankų nenuleidimas, besikeičiant ir politiniai valdžiai ir visą kitą, 30 metų leido ištobulinti tą visą modelį. Dėka turbūt jų ir nedėlės gan visuomenės, ar net tas sėkmingai pavyko. Ir tuo pavyzdžiu ne tik Lietuva seka, ir kitos bando šalis. Tai Lietuvoje konkrečiai Vilnius, gal net ir Klaipėda, žinokit, miestas buvo pirmasis, kuris pabandė šiek tiek, bet Vilnius daugiau išvystė. Ir tenais daugiausiai savivaldybė finansuoja visą šitą veiklą. Jeigu neklystu, šiek tiek ir europinių pinigų tam būna panaudojama. Bet jie dar viso neišvystė viso modelio kaip Islandai, bet geruoju linkme juda. Jau iš pradžių ir pasityrinėjo, ir apklausas atliko, dabar gauna biuras, man atrodo, jeigu gerai suprantu, biuras gauna, sakykime, tokio netgi finansų skirstytojo vaidmenį šiek tiek ir mokykloms skiria tas, ką minėjote, sumas pinigų, labai tokioms konkrečioms priemonės įgyvendinti. Tai mokyklos irgi priemonės teikia ir tą temą ir vykdo. Tai esminis žodis tai yra tas nuoseklumas ir tyrinėjimas, analizė. Jie išleidžia kažkokią veiklą, padaro, pabando, pasitikrina ar ne, veikia, neveikia, pasitobulina ir vėl daro. Ir vėl taip toliau, tos 30 metų tai tą kartoja. Tai iš ties, tą, ką mes darom savo savivaldybei, atrodo panašu. Tik tai, kad viskas tas būtų, reikia nenuleisti rankų ar ne, eiti, tobulinti ir daryti ir vystyti toliau. Ir dar, ką papildomai reikėtų, tai turbūt įsivertinti, kaip kiekviena priemonė iš esmės kokius rezultatus atneša. Ačiū labai. Merginos, dar turit kažką papildyti? Ne? Ačiū Jums, kad dalyvavote, parnešėte gerąją patirtį į mūsų rajoną ir net neįsivaizduoju, ką ir pakomentuoti. Aš tikiuosi, kad gal mes padirbėsim ir perimsim su visuomenės sveikatos biuro pagalba ir kitų specialistų pagalba tą gerąją patirtį. Dar kažką? Ne? Galim tęsti toliau? Aš tik noriu pasakyti, kad tai kainuoja didelius pinigus ir labai Rimantas gerai pasakė, sveikata yra didžiausias turtas, jis turi ir normalu, kad jisai kainuoja didelius pinigus ir tada čia reikia biškai atsipeikėti ir skirti atitinkamą sumą. Tai jeigu neinvestuosim, nieko ir neturėsim, jeigu nedirbsim ir nebus rezultato. Taip, Vilniaus šita iniciatyva milijonus kainuoja, tai ar ne 70, man atrodo, per metus. Turim viziją ir pasitengsim. Taip, prašom. Bet kokia mūsų praktika yra ne tik Mažeikių rajone, čia visoje Lietuvoje dominuojanti. Žiūrėkit, vis tiek mes kalbam apie judėjimą, apie sportą, apie aikšteles. Kiek kiekvienoje seniūnijoje yra kultūros darbuotojų?
Jų yra 5, 7 ar 10, ar nu, priklausomai nuo kiek yra prie seniūnijos, sakykime, sporto darbuotojų. Kūno kultūra yra bendrosios kultūros dalis. Ir proporcija, čia Lietuvoje taip susiklostė, kad va, čia kultūros darbuotojų tiek, o ten, kur mums reikia jaunimą užimti, ypatingai paauglius ir berniukus, tai ten aikštelėse prižiūrėti ir kažkokį žmogų, ten tuo etatų mes neturime. Tai va, čia tas modelis, mes galime vadinti tą skandinavišką modelį, kitokį mes galim kurti ir savo, mes turime pamatyti realią situaciją, ko mums trūksta prie seniūnijų sporto darbuotojų. Papildyti nori, Kristina? Aš gal noriu atkreipti dėmesį, kad į tai įeina ir neformalusis ugdymas. Tai yra treneriai ar ne, ar meno, sakykime, dėstytojai ir visa kita. Mes šitų nepamirškim žmonių, ar ne? Mes negalim sakyti, kad kiekvienoje savivaldybėje periferijose turėtų būti po vieną dar savivaldybės sporto specialistą. Bet mes turim nemažai ir trenerių, ir būrelių, ir komandų, ir šiaip ir nacionaliniu mastu ir nefinansuoja tos pasus, kur dengia neformalę, jeigu kultūros pasas ar ne, ir šiaip ir dengia neformalų ūkdymą ten dalį ar ne, kas galėtų lankyti būrelius. Nėra taip, kad nebūtų, aš čia tik tai reflektuoju. Net aš žinau tą sistemą visą ir žinau, kiek yra ansamblių, kiek kolektyvų, kurie turi vadovus ir etatinius vadovus. Kalbu apie tai, kad tie būreliai, jie irgi egzistuoja tenais sporto šakose, bet nėra tokio žmogaus, ką mes kalbame, seniūnija, kad būtų atsakingas už sportinę veiklą. Bet aš tada vėl irgi diskusiją įsivelsiu. O koks yra poreikis, kad nebūtų vėl įsteigtas tas etatas, tas specialistas ir ateini ir tau nėra su kuo dirbti. Nes pažiūrėkit, dauguma jaunimo, kuris neišvažiuoja į kokius neformalius ugdymo būrelius, eina, įsileidžiat į mokyklą, ateina savarankiškai sportuoja, savarankiškai bėgioja ir man tas vis tiek ir mes galim daug pristeigti. Bet visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar šitas specialistas turės su kuo dirbti. Ar nejaugi tie mūsų vaikai dar nėra radę tų būrelių ir užsiėmimų, o tas, kuris neranda savo būrelių užsiėmimų, jis pasakys, man ir nereikia. Žinok, čia tikrai plati tema yra. Taip, labai stipriai plati, gal nesiveliam. Mes ką tik kalbėjome apie tai, kad ateina vaikai į aikšteles ir tenais neprižiūrimi, rūko, kažką ten geria, baliavoja, nes nėra žmogaus, kuris ten stebėtų tą visą veiklą ir prižiūrėtų ir padėtų jiems tenais ir galbūt, kaip sako, metodiškai nukreiptų, kaip reikėtų ten sportuoti ir panašiai. Tai čia viena detalė tik tais yra. Dabar dėl tų tyrimų, iš tikrųjų, žinokit, dabar klausaus, kaip mokyklos įsitraukia, neįsitraukia. Aš galvoju, ar mes turime rajone tyrimo įrankį, kuri labai lengvai prieinama, kuri, pavyzdžiui, nereikėtų tenais mokyklą padaryti, kad bent tos ar Viekšnių ar kitą tenais įsitrauktų, o neįsitraukti tenais kažkokį nuorodą atsiunčia dažniausiai, paspauskit nuorodą, kas jau persiųskit vaikams, mokytojams persiųskit ir tenais jūs atsiųskit, mes matysim kažkokius rezultatus. Bet, pavyzdžiui, ar negalėtų būti bazė vaikų, bazė mokytojų, jiems išsiuntus laiškus, tam tikrą atidarius apklausos klausimus atsakius ir matytų vienas žmogus ar grupė žmonių analizuoti situaciją, kas čia operatyviai, kas čia yra, ko trūksta Viekšniams, ko trūksta Sedai, ko Mažeikius ar kitai mokyklai. To nėra. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, savo mokyklą mes esam padarę kitaip. Mums nereikia galvoti, mums yra žmogaus vardas, taškas pavardė, viekšniug.lt ir mes visą bazę įsiunčiame, mes galim per vieną minutę atlikti apklausą. Lygiai taip pat čia galėtų daryti visam rajone. Taip, kas dar? Ne, viskas? Tai čia kaip apibendrinant labai plati diskusijų tema, pabandysime, kaip pasakyti, per pasitarimą, kokį prasidiskutuoti ar dar. Ir pabaigiant mūsų priemonių planą, organizuoti bendrus narkotikų kontrolės komisijos posėdžius su savivaldybės tarybos, bendruomenės sveikatos tarybos, jaunimo reikalų tarybos, jaunimo organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, įstaigų nariai. Čia irgi pagal poreikį
Tai mums dabar tokio poreikio nebuvo, tai į ateitį, jeigu bus, mes laiką sukontaktuojam, bendradarbiaujam ir jokių problemų neturim. Pateikti narkotikų kontrolės veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai, tai yra, mes esame įpareigoti ir kiekvienais metais tai, kaip pasakyti, pateikiame, ačiū sekretoriai, mums padeda ją paruošti ir pristatyti ir atsiskaityti. Tai dėl priemonių plano dar turim klausimų, pastabų ir pasiūlymų. Vykdysim toliau, iki metų galo dar pasižiūrėsim, jeigu pavyks su bendruomenės pareigūnais pabendrausim ir tada lauksim kitų metų. Tai su šito klausimu baigiam labai ilgai, bet toliau trečias klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės 2024-2026 metų veiklos programos biudžeto plano 26 metam. Kaip žinot, mes irgi turim trimetį biudžeto planą. 24 metais mes buvom suplanavę ir gavę 6 000, šiais metais buvo paskirti 4 000, juos mes jau esam išnaudoję, padarėme vėl tyrimus ir visuomenės sveikatos biuras teisingai mane papildys turbūt, ar ne, kad visi pinigėliai yra išnaudoti ir yra atsiskaityti, ar ne? Ir mūsų kitiem metam yra numatyta irgi 4 000. Tai mes gal irgi galėtumėm jau po truputį pagalvoti ir paplanuoti, kur mes juos galėtumėm naudingai panaudoti, arba dar netgi paprašyti, kad tą sumą gal ir padidintų, jeigu yra poreikis. Kaip šiandien mes diskutavome, buvo pasiūlymų ir dronai, buvo ir psichologo pasiūlymai, tai dabar laukiu jūsų komisijos nariai pasiūlymų, ką mes darome, ar mums užteks tų 4 000, ką mes planuojame ir ar mums reikia vėl kažką tai didinti, prašyti, kad padidinti ir kur mes galėtumėm juos panaudoti. Taip, prašau. Kad neišnyktų tas pasiūlymas, iš tikrųjų man patiko. Direktorius pasiūlė, kad atlikti tyrimą dėl seniūnijose, kiek yra vaikų ir koks poreikis būtų tiek specialisto, bet specialistas, jei nuėjęs į kiemą, jei nieko nėra tam kieme, su kuo sportuoti ir kur sportuoti, nesportuos, tai tokia kaip ir analizė Mažeikių rajonų padaryta. Poreikis dėl sporto specialistų seniūnijose ir tų priemonių arba tų teritorijų ar patalpų esamą situaciją. Kai turi visą vaizdą, gali tada spręsti, kur ten specialistą galima įsteigti ar siūlyti įsteigti, o kur nėra prasmės, nes nebus kur sportuoti. Ir dar aš tik papildyčiau, iš tikrųjų čia toks yra ir Lietuvoje įvairios rajonos yra įvairiai. Mokyklos yra įpareigotos kai kuriuose rajonuose, kad įleistų bendruomenės į sporto sales ir neskaičiuotų mokesčių, taip kaip mūsų rajone yra. Mes norim padaryti, reiškia, kažkokį tai, skirti laiką mokyklai, mes ten turim tą laiką, pavyzdžiui, tenais jau, galiu pasakyti kažkur tai, jeigu žmogus nori ateiti vieną kartą į savaitę, 2 valandas, tai gautos apie 200 eurų. Ne žmogui, bet, reiškia, susidėjus tie žmonės. Tai dabar įsivaizduokite, reiškia, Viekšniškiai turi, bet kas, turi jie susidėti dar pinigų. Mes sakom, jūs neikit rūkyti, jūs galite eiti į salę, bet jeigu eiti į salę, prašom dar sumokėti. Tai suprantat, mes turim atverti erdves, aišku, aikštelės lauko jos yra nemokamos, bet sporto salės yra mokamos. Taip. Jos yra mokamos. Ir taryba tikriausiai patvirtina. Ir taryba patvirtina tam tikrus įkainius. Čia ir mokiniams? Mokiniai savo mokyklos būreliuose, tiems nereikia, bet jeigu vaikai, tarkim, mokiniai, tarkim, aš ten mokinčiau badmintoną ir aš turėčiau irgi, reiškia, susirinkti pinigiukų iš vaikų ir jeigu turėčiau grupę NVŠO. Arba jeigu norėtų ateiti Viekšnius žmonės sportuoti, jie turi irgi susinešti pinigų ir aš direktorius neturiu teisės jų įleisti nemokamai.
Pirmą kartą girdžiam, pasižymėm. Bet čia gal į tą momentą, žiūrėkit, jūs pasakėte 2 momentus. Jeigu ateina mokinys ir jis nori sportuoti, jis turėtų eiti nemokamai. Bet jeigu aš susirenku pinigus iš kitų ir aš atsivedu, jeigu aš pats renku iš jų, tai normalu, kad aš susimoku ir už salę. Tada. Jūs tiesą sakot, jeigu tu renki, bet aš kalbu ne apie tą momentą, aš kalbu, jeigu būtų, belia kokioje seninijoje norėtų žmonės ateiti pasportuoti, pašokti tenais, moteris nori tenais, ar vyrai ten tinklinį, krepšinį pažaisti, jie turi susimesti kapeikas. Bet ir dar norėčiau į ką atkreipti dėmesį, mes kažkaip labai sportas, laisvalaikis yra ne tik sportas. Mes turime sudaryti galimybę atrasti tiesiog, kaip sako, padaryti apklausą reikia fizinio specialisto, gal tikslingiau būtų, jeigu jau daryti apklausą, tai padaryti iš viso, ko vaikam, mokiniam, paaugliam, grupėm reikia. Tiesiog, ko trūksta, gal ne fizinio koordinatorius, gal trūksta bendrai koordinatoriaus, gal trūksta šokių, nesmė, laisvalaikis nėra tik sportas. Laisvalaikis yra be galo daug įvairių formų. Taip, nes ne visi yra sportiški, ne visi sportuoja. Tai čia aš irgi prie to pritariu, bet sporto salių aš pasidomėsiu dar. Redas, atsiprašau, tikrai aš nesakau, kad laisvalaikis yra sportas. Aš tik tais norėjau paminėti, kad, reiškia, kultūros srityje yra kultūros darbuotojai etatiniai, jų yra. Ir prie seniūnijų, o sporto srities specialistų nėra. Tik tiek. Direktoriau, nemaišykit, prie seniūnijų kultūros darbuotojų nėra. Yra kultūros centruose. Taip, nemaišykit. Jie finansavimą gauna prie taip. Kultūros centrai, o kultūros centrai pavaldų savivaldybė, ne seniūnijai. Prie biudžeto. Kokie dar pasiūlymai? Nes mūsų laikas tirpsta, o dar klausimų turim. Nepagalvoja dar? Dar paliekam į ateitį? Jeigu žiūrėti, kad viskas kyla, biudžetas turėtų ir mūsų didėti. Atvirai kalbėkim. Ieva, dabar pasakykite, kaip mes galim jį padidinti. Ar užtenka, čia reikalingas yra tarybos sprendimas, ar čia jūs galite iš eilutės mums, mes paprašom jūs, tai programą pasikoreguoti, taip, viskas įtvarkoja, bet tik tais iš ko mes turim gauti tą pritarimą ir leidimą. Tai iš tarybos, kadangi tai yra ilgalaikė programa, mes su ją ėjome į tarybą, tai turime eiti su pakeitimu. Taip. Bet, kad paprašyti daugiau pinigų, mes turim irgi pagristumą. Mes turim apsiginti, kur mes tos pinigus panaudosime ir kodėl toks poreikis mums yra. Dabar žiūrėkite, pagristumas vienas iš punktų būtų labai paprastas. Jeigu pamenat, praeitų metų pradžioj, ką mes kalbėjome dėl tų pačių mokyklose daromų tyrimų, dėl tų pačių kamerų, taip toliau, dar ne visos turi, kad tyrimui toliau tęsti, tyriančiųjų grupę plėsti, kas liečia narkotikų prevenciją ar ne, mes apie tai diskutavome, taip pat toliau tęsiasi kameros ir automatiškai dasidės kiti tyrimai, pastebėjimai, jeigu žiūrėti naujų projektų pristatymas ir taip toliau, tai visa tai ir plečiasi. Tai, ką jau turime, mums reikia įtvirtinti ir daryti toliau ir dadėti naujų prevencinių priemonių. Ir kokią sumą siūlot? Jau bent 50%, kad nuo tų 4000 tai labai realu ir tai tiesiog būtų jau minimum, nes jeigu žiūrėti tą ir psichologų tendenciją, ir tą grupinį konsultavimą, ar ne, tų jau turinčių priklausomybę nukreipimų, ne tik jau sveikatos įgūdžių formavimo, ir jeigu žiūrėti visas tas, tai čia jau... Visi pritarė Vykintos pasiūlymai? Ar mes turime laiko dar kažkiek pagalvoti apie priemonę ir apie biudžeto dydį? Kiek tas galėtų būti? Turim. Nes aš galvoju, gal reikėtų palaukti, kol mokyklos pabaigs gyvendinti šitą projektą, kurį visuomenės sveikatos rėmimo lėšomis įgyvendino, ar ne, davikliai ir visos kitos priemonės. Šiek tiek pasidaryti namų darbų įvertinant, kaip jiems tas pavyko padaryti, kokios žinios ir patirtys įgyjo. Ir žiūrėti, gal tikrai tęstinumas šitų priemonių vertas ar ne, per kažkokią mūsų komisijos veiklą
pasityrinėti ir pritaikyti, tai dėl to gal neskubėti, siūlyčiau pasidaryti namų darbus. Ir tai aišku, žinoma, kad viskas brangsta, ar ne, infliacija visgi nustatyta oficialiai, paslaugos dar daugiau kyla, tai dėl biudžeto padidinimo aš irgi pritarčiau. Tai gerai, dėl biudžeto padidinimo protokoliškai išsirašint, kad yra siūlymas didinti bent 50%, o dėl jo panaudojimo visiems yra namų darbai. Dar diskutuojam, psichologas įtrauktas, tyrimas įtrauktas pasižiūrėti, bet vėl reikia strateguoti, kas tą tyrimą galės atlikti, kaip kur kas ir taip dar Kęstutis. Norėjau pasiūlyti apie tą droną, kalbėjo direktorius, o gal pilotinį projektą Viekšnių mokykla iš narkotikų kontrolės komisijos siūlymų skirti pinigus dronui ir po to kitų metų pabaigoje aptariam rezultatus, ar pajuto ar ne. Ir tada ir pagrindas padidinti biudžetą galbūt net dvigubai, 8 000, nes dronas vis tiek kainuoja. O tyrimai, tyrimai, psichologas, tai čia, aš manau, būtina. Pasižymėjau. Mintis patiko, todėl kad iš tos programos mes, kadangi patys buvom nusipirkę tos detektorius, tai mes ne euro negavome, o gavo kitos mokyklos, o dabar būtų kaip kompensacija dronams. Nemeluokit, direktoriau, gavot 600 eurų. Jo, mes gavome ne dronam, mes gavome ne detektoriams, mes mokymams gavome. Ir mokymams, kuriuose aš sudalyvavau. Mes mokymams, mes negavom detektoriams. Labai vertingi mokymai, tikrai. Mokymai buvo vertingi, tėvų reakcija buvo labai puikiai po mokymų, tėvai ateidavo pas mane su telefonais, patikrinę vaikų duomenys, telefonų įrašus, matydami, sako, nusipirko iš tos klasės to vaiko, nusipirko iš to klasės to vaiko, dabar pradėjom kontroliuoti, poveikiai buvo. Labai gerai, tai tada aš dar į biudžetą taip pat irgi siūlysiu įtraukti, tuoj pasakysiu, visi buvote gavę narkotikų identifikavimo kortelę. Jeigu prisimenate, tie patys Dariaus projektai, kai buvo atvažiavę, pristatinėjo mums testavimo rezultatus ir buvo rodę apsvaigimo nuo narkotikų identifikavimo kortelę. Ir vasaros pabaigoje aš iš Visuomenės sveikatos biuro Aksanos specialistės gavau šitą lentelę ir jie yra sukontaktavus irgi su Dariaus projektais ir yra siūloma šitas lentelės pagaminti ir išdalinti mūsų mokykloms, kad jos turėtų ir galėtų, kaip pasakyti, naudoti ir taikyti šitą priemonę. Taip pat per mokymus Viekšniuose bendravome su Dariaus projekto vadovu Darium ir jis pasižadėjo, kad jeigu mes šitas kortelės pagaminsim ir išdalinsim mokyklom, jis per nuotolį visom mokyklom padarys mokymus, kaip šitom lentelėm naudotis. Nes sakė, buvo susidūrę su tokia situacija, kad šitas lentelės pagamino, mokyklom išdalino, bet mokyklos pasidėjęs į stalčių, sako, o kodėl? Sako, nes mes nežinom, kaip su jom naudotis. Tai apmokytų darbuotojų, specialistus, kurie taikytų šitą metodiką. Tai aš siūlyčiau, kad mes į mūsų biudžetą įsitrauktumėm ir vėl išsiaiškinsime poreikį ir pagamintumėm tam tikrą kiekį ir išdalinti mokyklom. Kaip jūs pritarėt? Tai ačiū labai už pasitikėjimą ir tikėjimą. Tai dėl biudžeto baigiam šitaip, kad yra pasiūlymas didinti iki 8 000, dar turime 50% iki 8. Nu, 4 plus 4, 50%. Gerai, skaičiuoju. Kaip ten sako, pranašiški žodžiai, ne, Kristina? Tai mes viską galim. Tai toks, aš pasižymėjau 8 000 kažkodėl, tai man taip... O gal galiu paklausti, o kiek tas dronas kainuotų? Nu, iš viso, jeigu pilotinis, gal domėjotės, čiagi nereikia, kažkai kokią? 1000 kokią gal reikėtų, ne? Įsteigsim būrelį, kad mokins kaip valdyti.
Gerai, viską pasižymėjom, viską įsitraukiam. Dėl biudžeto ar mes dar grįšime į sekantį posėdį, pasvarstysim pagal poreikį, kada mums jo reikės ir tikiuosi visi pasistengsim pasidomėti, ko mums reikia, iš kur mes galim gauti ir kiek tai kainuoja. Gerai? Pasižadam? Ačiū. Ir toliau 4 klausimas dėl narkotikų kontrolės komisijos sudėties pasikeitimo. Kaip matote, mes kai kurių narių neturime šiandien ir yra pasikeitimų. Mūsų narė Ranta Butautaitė Garalienė buvo mūsų narė. Kodėl man ne tas lapą pasiėmiau? Ir yra mūsų narė, bet jos pareigos jau yra pasikeitusios ir aš siūlau protokoliškų įrašų įsirašyti ir paprašyti VŠI regioninės Mažeikių ligoninės. Yra naujas vadovas, kad deleguotų į mūsų komisiją naują atstovą, taip pat su pakaitiniu atstovu, kad jeigu situacija būtų nedėkinga, negalėtų atstovas dalyvauti, tai kad būtų pakaitinis žmogus. Pritarėt? Gerai, toliau einam irgi keičiasi, kaip žinote, mūsų Telšių apskrities vyriausių policijos komisariato viršininkas Mažeikių policijos yra išėjęs iš pareigų ir iš policijos, tai taip pat irgi Telšių apskrities vyriausių policijos komisariato Mažeikių policijos komisariatui rašom užklausą, kad deleguotų į mūsų komisiją vėl naują narį. Ne? Ir taip pat mūsų sekretorė dar išsiaiškino, kad mūsų jaunuolis nuo jaunimo reikalų tarybos Vakaris Jočeris taip pat irgi nebedalyvauja jaunimo reikalų taryboje ir taip pat irgi prašysim, kad jaunimo reikalų taryba deleguotų naują atstovą nuo jaunimo. Ar ne? Kiek žinau, sekretorė jau šito klausimo yra padirbėjusi. Tai dėl sudėties keitimo atrodo viskas, jeigu neturite pasiūlymų ir pastabų. Tikiuosi, pakaitiniai žmonės irgi nėra pasikeitę. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius pavaduotoja yra Neringa, bet pakaitinis žmogus yra Erika Nagienė. Dirba, ne? Na, tai tada taip, kas dar yra čia iš tų pakaitinių, reikėtų pasižiūrėti. Viekšnių gimnazija Audronė Buzienė dar dirba, žinau, Martina Mikalauskienė irgi dirba, ar ne, visuomenės sveikatos biure, kas liečia, o daugiau kitų pakaitinių. Malinauskienė, atsiprašau, Malinauskienė. Tai viskas, Dėl sudėties sutarėm ir dar prie 5 klausimas dar yra kiti klausimai. Buvau pasižymėjus ir apie konferenciją papasakoti, ir apie nerūkimo zonas, viską mes jau išsprendė, bet mes dar turim vieną nuo pavasario mūsų darbą, tai yra mūsų logotipas, kur mes projektavom, planavom, kad bus suteikiamas Mažeikių ugdymo įstaigoms, kurios sėkmingai vykdo psichoaktyvių medžiagų prevenciją, suteikti kaip ir tokį išskirtinį ženklą, logotipą, kad šitą ženklą suteikti buvo mokyklos ruošia mums logotipo projektus, buvo pateikta savivaldybės puslapyje balsavimas, taip ir rezultatai iš 2, čia 69 ir 31, ar ne? Tai buvo balsuota tik tais iš viso 182 gauti balsai, 126 balsai turbūt yra už šitą, ne? 126 balsai yra už šitą ir 56 balsai yra už šitą ženklą, tai čia yra Sėdos, man atrodo, ne? O čia yra Senamiesčio mokykla. Sporto mokyklos, ar ne? Sporto mokyklos. Čia Viekšnių? Aha. Atsiprašau. Tai va, turime, taip pat buvo prikabinta visiems prie siunčiamos darbinės medžiagos tvarkos aprašo
kaip pasakyti, rėmas. Tai dabar yra klausimas, mes šitą pradėtą darbą tęsėme, įgyvendiname iki galo, tai taip, bet su aprašo tvarka reikia rimtai dar padirbėti, nes ten, kiek skaitėt, mes turim išsigryninti, ko mes norime tvarkos apraše ir jeigu skaitėte, aš dabar laukiu jūsų visų pastabų ir pasiūlymų, nes taip pat yra per nuotolį yra prisijungusi mūsų švietimo kultūros skyriaus specialistė Šarūnė, irgi kuri dirbo šito aprašu, tai aš labai noriu visų jūsų pastabų, ar jūs įsipareigojate tai padaryti raštiškai ir laišku. Ką turite omeny raštiškai ir laišku įsipareigoti? Visi turime mes tvarkos aprašo pagrindus, ne? Rėmus. Ir kiek skaičiau, aš irgi žiūrėjau, yra sudėliota abstrakčiai ir yra pasiūlyta ištrinti, pabraukti ar ne, tenais dadėti, pridėti. Tai mes turėtume visi padirbėti, šiaip atvirai sakant, nuostatai ne man arkliukas yra, tai reikia ties šito klausimu, kaip pasakyti, rimtai padirbėti, jeigu mes norim aiškumo, konkretumo, už ką mes duodam, kodėl mes duodam ir kodėl atimam, kai mes buvom šnekėję, kad tai skirti tam tikram laikotarpiui ir kas atliks tą priežiūrą. Ar ta mokykla dar verta šito ženklo, ar neverta, ar jį kokius kriterijus įvykdė, kokių neįvykdė. Tai prašau. Tai mes su Šarūnė jau šiek tiek anksčiau kalbėjomės ir labai norėčiau ją padėkoti už darbą, už įsitraukimą. Aš ir siūliau pasinaudoti sveikatą stiprinančių mokyklos tvarkos aprašų kaip pavyzdžių, nes tenais ir yra principas panašus, ar ne, mokykla už pasiekimus yra nominuojama tam tikrų ženklų vardu, tai galėtų būti kaip pagrindas, ar ne, mūsų nuostatams parengti. Ir jei jau sakiau, ir dar jums galiu pasakyti, kad padėsime parengti kartu aprašo projektą, kurį galima būtų tvirtinti. O visai komisijai turbūt, manau, kad čia vertėtų pagalvoti ir pasiūlyti tuos vertinimo kriterijus konkrečiai. Visą bendrą tvarką tenais jau, man atrodo, daugmaž techniniai dalykai sudėlioti, bet kaip mato komisija, už ką verta duoti tą nominaciją, ar ne, tą vardą, ženklą. Bet tuos kriterijus reikėtų susirašyti, ar ne, turbūt ne dabar, aišku, čia kiekvienas turėtų teikti pasiūlymus, ar ne, kas yra tas, nes kriterijai, aš manau, turėtų būti tokie, kad mokykla, jeigu stengiasi ir daro veiklą kažkokią, ar ne, prevencinę, tai už tai duodame, ar ne, bet labai konkrečiai kriterijus turi skambėti, ar ne, ten, nežinau, tiek veiklų. Bet aš siūlyčiau irgi labai stipriai neišsismulkinti, nes kiekviena mokykla prisitaiko savo tam tikras priemonės ir pavyzdžiui, jeigu vienai mokyklai tinka mokymai ar ne, kitai mokyklai gal netinka tokie mokymai ir kad neįsivardint, kad tai yra mokymai, tai reikia truputį ne veiklos ir neišsismulkinti, nes kai išsismulkinsime, mes patys turėsim problemų. Ir taip pat reikia dar nustatyti, pavyzdžiui, kas kontroliuos visą tą dalyką, ar tai bus mes kaip narkotikų kontrolės komisija. Taip, jau link čia noriu dirbti komisijos nariai. Ir tada dar tuo pačiu reikia padirbėti ties pačio logotipo, nes patį logotipą mes tokį tai popieriniai teiksim, mes turim kažką irgi padaryti, kad būtų tai ar lipdukas, ar kažkoks tai į rėmelį statytas, ar dar kažkas, visokių variantų. Taip, Aistis direktorius. Jo, tai dabar galimai tada man pasiūlymas turbūt būtų dalį turbūt lėšų visgi reikės narkotikų kontrolės komisijos lėšų skirti šitam darbui padaryti, tai
techninė darbai, ar ne? Man atrodo, grafikos dizainerių dar reikėtų apšlifuoti tą logotipą šiek tiek, ar ne, pagražinti, paversti tinkamu formatu, iš kurio ir paskui gaminius darysime, ar ne? Ar tai lentelė bus, ar logotipas elektroniniai erdvėje kažkoksai, jisai tam tikrus standartus turi atitikti. Tai čia viena paslauga, ar ne, kreiptis dėl paslaugos grafiko. Kitas dalykas turbūt, ar ne, o paskui apsispręsti, į ką mes, kokią formą mes įteikiam tą ženklą, ar ne? Ar čia lentelė bus, vėliava, ar dar kažkas. Tai ne veltui komisijos pirmininkė didino biudžetą iki 8 000. Rimantai, jūs kažką. Aš tik tas norėjau pasakyti, jeigu kreipėtės į mumis dėl tų nuostatų ar dokumentų ten pataisymo, pažiūrėjimo, tai reikėtų gal paprasčiau būti efektyviau subendrinti tą dokumentą, kad ir Google diske ir tenais viskas puikiai tada matos, kas keitė, kada keitė, kad nereikėtų matyti, nes galbūt keisiu tą, ką jau man draugs keičia. Pabandysiu aš tada tą darbą padaryti, kad padarysiu į Google diską ir pasidalinsiu su visais komisijos nariais ir tada padirbėsim visų. Arba dar, jeigu Aisti jūs sakėte, kad jūs su Šarūne dar padirbėsite, tai gal tada sulaukim jūsų to varianto ir tada galėsim pasidalinti su komisijos nariais ir tada kiekvienas dar pateiks savo pastebėjimus. Nu, iš ties, tą variantą, jeigu mes dabar bendrinsime, tai bus labai daug chaoso. Jį reikia išpildyti daugiau. Tai gerai, mes įsipareigojam, tada biuras įsipareigoja, jeigu Šarūnė čia dar girdi irgi galėtų pasižadėti, tada bendrą darbą atlikti ir kiek įmanoma jį tvarkingesnį pateikti. O vėliau tada jau kartu pastabas teikime. Gal Šarūnė už ekrano turi kažkokių tai pastabų ar tik tais prisijungus paklausyti, kaip mes diskutuojam? Tai viskas tvarkoja, kolegė Ligita yra šalia, tai visą informaciją parneš ir pasidalins, tai turbūt viskas. Ačiū visiems komisijos nariams, už man labai patiko mūsų posėdis, už tokį gilų, intensyvų darbą. Ir aš tikiuosi, kad mūsų namų darbai irgi taip pat bus neužmiršti ir padirbėsim šito klausimu, ką mes įsipareigojom ir į perspektyvą eisim toliau. Tikiuosi, kad mes tą Islandijos modelį gal irgi pritaikysim pas mus. Aš labai džiaugiuosi asmeniškai dėl mokyklų, kad daugiau detektorių įstatė, tai reiškia, mūsų pasiūlymai, mūsų atėję darbai nėra nuėję veltui ir, kaip sakėm, būtų tęstinumas. Taip, Kristina, prašau. Aš dar norėčiau, iš tikrųjų mes turėjom tarp institucinę bendradarbiavimo susitikimą praeitą savaitę. Ir aš ką norėčiau pasakyti, nes mes ilgą laiką kvietėmės mokyklų direktorius į mūsų narkotikų kontrolės komisijos posėdžius ir vis, kaip sakyti, ginčydavome su jais. O dabar norėčiau pasakyti, super, mokyklos žengia labai teisingų kelių, norėčiau pagirti ir tam tarp institucinio bendradarbiavimo posėdėje labai aktyviai dalyvavo, išsakė ir norus, ir iššūkius. Ta prasme, labai keičia požiūrį, liuks ugdymo įstaigos šaunuolės. Mes nesiginčiam, tikrai mokyklos daro, bet jos dabar daro daugiau geranoriškiau, kaip sakant, va taip. Tai ačiū labai už posėdį, posėdis mūsų baigtas ir dar, kaip mačiau,